Sveikinuosi su jumis iš Avietyno lapkričio 5 dieną. Buvom pradingi ir berods mano paskutinės video baigėsi tuo, jog sekantį kartą papasakosiu, kaip sekėsi pirmasis Ekoagroso patikrinimas. Tai aš įrašiau tą video sekantį, bet žodžiu, kadangi buvo visiškai prastai su vasaros užbaigimu, lyjo nesustojant, aviečių derliaus nebuvo, tai ir motyvacija dingo visiškai montuoti kažką, ištryniau ir tą, ką buvau nufilmavus. Ir jau sakiau, velniop viskas eina, bet neina nieks velniop, reikia dirbti toliau. Tai kas lietė Ekoagroso patikrinimą, viskas praėjo labai sklandžiai, puikiai ir jokių priekaištų neturim tam. Tai gavom tą pirmąjį, mūsų kopūstai ir cukinijos gavo pirmąjį pereinamojo laikotarpio statusą, o avietės, kadangi tai yra pirmieji metai joms, tai jos dar jokio statuso negavo, bet patikrinimas pirmas įvyko. Tai kitais metais jos gaus P1, pereinamojo pirmąjį laikotarpį. Tai va, tai žodžiu, derliaus nebuvo, nei kopūstų, nei cukinijų, nei aviečių, kažkiek ten. Bet labai prastai, tikėjomės daugiau, suplanavę buvom ir kur tuos pinigus jau išleisim ir dabar, žodžiu, viskas pasikeitė. Na, bet nieko, judam į priekį ir šiuo metu vaikštau Avietyne ir kadangi buvo vėl be galo didelės liūtys, labai siaubingai išplovė šaknis ir kai kur einu užkasinėju, nes bijau prieš žiemą palikti tokias atviras šaknis, nes gali iššalti. Kai kur stovi balos, bet čia visur taip pat, nieko jau nepadarysi. Dabar lyg ir neberodo jau lietaus, tai tikimės, kad iki užšalimo bent kažkiek spės pradžiūti. Tai va. O čia kamputyje pasodiname 10 bespyglių gervuogių ir iš karto tas kampas labai gražiai susitvarkė, nes pakišom dar ir agro plėvelę po tvora. Matau, tvora plankstyta, kažkoks gyvūnėlis matyt bandė perbėgti. Oho, kaip sulankstė. Nežinau, ar matosi per video, turbūt nesimato. Jo, čia kažkas bandė, atsargybnik bet va ten yra įlenkta. Nu, ką padarysi, nepralindo kažkur kitur, matyt, teko jam bėgti. Tai va, sodinom va taip ir tokį pat būdą planuojam padaryti ir avietėse. Tai yra uždengti su plėvele, nes taip daug labiau pasilengvina ravėjimo darbai. Ir labai gražiai man susitvarkė, nes va ten, va šabakštynas iš karto, nes neina nušienauti palei tvorą. Su trimeriu, tai žilka iš karto įsipina į tvoros šituos strypelius ir nusitraukia, o jeigu su disku, tai irgi bijau, kad nupjausiu patį tvoros šitą tinklą. Girdit, kaip bėga upelis? Ten jau visa upė pasidarė, nes ten apačioje yra upelis, nesimato. Ir išmindžioti žvėrelių takai. Ir garsai kokie įdomus. Ignas grybaut atėjo. Kokie čia, Ignai, grybai? Galima juos valgyti? Galima, bet tik vieną kartą. Nu taip sako apie nuodingus grybus, kad jeigu vieną kartą suvalgysi, tai viskas, jau daugiau nebevalgysi jokių grybų. Va, tai pas mus dar ir grybai auga. Užderėjo. Va čia kažkokia gyvūnėlio pralysta takelis, tuneliukas. Šiaip tai iš tikrųjų čia gyvena meškėnas, manyčiau, ir jisai mums biškį daro žalą, nes jisai laužo aviečių stiebus, renka uogas ir nulaužia, labai siaubingai išlaužyti visi. Aš
aišku, jau kaip ir negaila, nes vis tiek jos reikės kirpti, bet ką žinau. Triušis irgi buvo, bet triušis prabėga pro, nežinau, skylės. Nu taip, tai Triušis miškiniai taip turbūt. Triušis tai valgoma. Va, kokios pliurzės pas mus, balos ir pliurzės. Nu, bandom pareiti, ne, Ignai? Va, čia palei tvorą su kaimynu. Irgi yra šabakštynas ir mano vizija būtų tokia, kad Ignas mūsų labai nori tapti ūkininku. Tai aš sakiau, irgi patiesiu taip kaip plėvelę, taip kaip pasodinom gervuogės, taip tik tai siauresnė, nes labai trukdys, jeigu bus platesnė, apsisukinėti mungalų laukėse. Ir palei pat tvorą Ignas sodins ką? Kukurūzus. Taip, kukurūzus ir sakiau, gal saulėgrąžas dar, kad būtų dideli augalai, kurie užstotų kaimyno lauką. Aišku, jie vienmečiai, bet ir naudos duos. Ir bus aukšti ir bus susėti į plėvelę. Nu, žiūrėsime, jeigu mes spėsim šitą visą dalyką padaryti, bet Ignas sakė, labai nori tai daryti, tai leisim jam auginti. Gal ne visą patvorį, gal kelis šimtus metrų. Ar kelias dešimt, ne, Ignai? Aišku, ir plėvelė kainuoja, tai investicija. Gal Ignas kokį pinigėlį iš taupyklės iškrapštys? Ne? Nešneka mano sūnus. Nu. Gerai. Va čia irgi turim tokią įdubą. Subėga vanduo iš tos pusės ir iš šitos pusės. Ir ten apačioj kaupiasi. Tai galvojam irgi kažkaip tai reikia nudrenuoti. Kažkokį šulinį gal iškasim, nežinau dar tiksliai, bet ir vėlgi investicija. Bet ta investicija, nu, reikalinga, nes jau čia nei pravažiuoti, nei praeiti nebeįmanoma, klimstam. Jeigu ir kita vasara bus panaši kaip ši, su tokiu pertekliu drėgmės, tai čia galės gulbės plaukiot ir galėsim karosiukus auginti. O ant lauko ryžius vietoje aviečių. Nu, bet va, truputėlį kai kur jau pradžiuvo. Vakar buvo baisiau, nors va laikosi balos ir kai kur yra pačios avietės balose. Oi, čia reikia žiūrėti, kur eini. Einam Ignai va čia į kraštą. Opa. Nu jo, bet va mūsų ridikai ten toliau, kur žaliuoja stipriai, tai puikiai saugo. Tai irgi gerai. O ten tolumoje matom mini ekskavatoriuką. Kasa mum duobes valymo įrengimams. Ruošiamės jau po truputį statyti pagalbinį pastatą, kuriame bus perdirbimo patalpos. Bet ir vėlgi investicija. Nu, patys bando pasisodinti. Kaip tu visą dieną va taip susilenkus? Nu, ką tu čia vynioji, parodyk, ką tu čia sodinsi. Galima rutuliukus, molio. Tokius rutuliukus, tai vabaliukas vienas rutulioja. Žinai, koksai. Nežinau, kaip čia man seksis. Ai, gal reikia intelėjimą. Ne? Visiškai nemolis čia. Šaliučiai čia. Labai geras purus gruntas. Išdirbta. Paruoštas va. Augti. Nu, bet va, laukiniai visokie taigi auga. Auga, auga. Va, žiūrėk, aptapšnoji. Blynus tu čia kepi. Nu.